Taigi, labą dieną visiems. Šiandien bus video, kaip holas, ką nusipirkau Akropolį. Aš esu susidėjusi viską į krūvelę. Aš buvau vakar Akropolį, bet filmuoju šiandien, nes vakar jis grįžo labai vėlai ir jo. Tai aš nežinau, ar aš tikrai visus daiktus susirinkau. Tai pradedau. Pirmas daiktas buvo šitie nagai. Nors dabar su jais susiklijavus jo. Ja. Čia tokia vaikiška šalį, labai ilgai apie tokius svajoju. Tai aš žiauriai excited, kad tokius nusipirkau, bet jie buvo žiauriai brangus. Na šiaip realiai, šitam eurokosai yra jie brangesni ir netokie geri kaip šitie. Tai jo. Aš sakysiu viską, ką pirkau iš Akropolio Maksimos, nes tai skaitosi, nes ta Maksima yra Akropolį. Tai jo. Iš tos Maksimos pirkau 2 dalykus. Čia aš tokius atsilaiškai pirkau. Tai pirmas dalykas iš Maksimos yra tokia meikapo dėžė. Parodysiu, kas yra. Čia va taip yra dar su šniūru, kad galima būtų neštis. Čia taip atsidaro ir va. Ir veidrodis. Ja. Ir yra čia. Yra toks teptukas, aš jį mažytę turėjau. Dildė yra daugdažiai tokie. Čia yra violetinis, čia yra rožinis. Čia yra dar 2 teptukai tokie. Yra 3 tagulakai, kurie neatsiplauna. Žiauriai nice. Dar yra tokie teptukai ir dar tokie 2 lūpdažiai. Toliau irgi yra iš Maksimos ten. Tai yra šitoks Lego. Žiauriai mėgstu Lego dėlioti. Už 15 eurų šitą pirkau. Čia su akcija 15 eurų. Šitą. Aš neatsimenu dabar, kaip jisai vadinasi, bet aš turiu tokią maikę. Aš viską neišėlės rodo, nes aš realiai neatsimenu, ką aš įdėjau. Atsimenu, kad pirmiausia tai buvom pavalgyti, tada žaidimų aikštelėm, ten nuėjom, neatsimenu, kaip dabar vadinasi. Aš ten mėlynę užsidėjau ant kojos, tai man labai nepatiko. Bet toliau nusipirkau tokią blizkę. Laukit. Va tokią, jo, čia yra su grynais pečiais. Lieka tokia. Čia. Aš tokia žiauriai norėjau. Golfas kažkoks, nežinau, bet žodžiu. Žiauriai šitas norėjau. Norėjau daugiau rūbų nusipirkti, bet tiesiog arba nebūdavo mano dydžio, arba jie būdavo per brangus, arba dar kažkas tiesiog, arba nėra. Ir paskutinis daiktas tai yra kentipo padėžė. Nekėdavo 25 eurus. Tada dar aš pirkausi tokį gėrimą, kur ten reikia įspausti taip. Ir jo. Tai, bet aš jau jį išgėriau. Jo. Tai aš ir dar galiu parodyti. Jo. Tai dabar parodysiu turą, kad šitoj dėžė yra. Dėžę aš patraukiu iš šoną. Vienas saldainis jau yra pradarytas, nes aš šį vakar valgiau. Tai tas saldainis yra šitas. Tokie kubikai. Tada yra takys. Visada aš antrą kartą perku dėžę ir antrą kartą gaunu takys. Ir tada mano sesė antrą kartą pirko šitas ir irgi gavo šitą takys. Ja. Tada šitie rūgštas, man rodo, saldainiai. Arbuziukai. Tada kažkoks toks gėrimas. Jeigu ragavę, parašykit man į komentarus, ar skanus. Tada vėl gėrimas šito skonio. Pamiršau dabar, kaip jisai vadinasi. Ja. Na, bet žodžiu. Persiko skonio. Ja. Jeigu ką, aš jau viską žinau, nes aš jau žiūrėjau. Tada šitie saldainiai man nėra labai skandų, bet aš galvoju. Tada šitų rutulinių tokių guminukų, mažas pakatėlis. Tada tokie 4D guminukai, žiauriai faini. Aš esu šiek tiek kitokis ragavusi. Tada gavau močius aviečių skonį. Esu ragavus kažkokį kitą skonį, mano sesė kartą pirkosi. Tada tokius gavau, mažą pakatėlį, aš valgiau tokių didelių. Tada gavau tokius. Žinot, kur yra tokie čilpinukai ir su tokiais kristaliukais? Tai tokie aš esu valgius, neatsimenu kokios spalvos, bet nežinau, man jūs gerai valgyti, nes man aš atsimenu blogą pasidarė.
Tada gavau šitas tokias kramtuškas 3. Jo. Tada tą kramtušką mėlyną tokią. Ir buvau tokius 2 gavus, bet vieną suvalgiau. Man nebuvo jos vienas. Aš tokį valgys. Žinau, kitą kartą pirksiu gal TikToko, nes mano sesė pirko TikToko ten. Fainesni kai kurie buvo saldainiai, kai kurie pas mane buvo. Nu tokie, mes tikriausiai pasidalins. Ir dabar gal kol aš deduosi dėžę atgal, noriu jūsų paprašyti, kad rašytumėte komentarus, klausimus, o kitam video aš juos atsakinėsiu. Dabar aš jau sakau, viso gero. Nepamirškit man rašyti į komentarų klausimus. Ate.